Žarnynas – tai ta vieta, kurioje pasisavinamos visos mūsų organizmui reikalingos medžiagos. Jei žarnyno veikla funkcionuoja gerai, tuomet ir mūsų savijauta gera. Tad nepamirškite, net ir menkiausi žarnyno sutrikimai verti didelio dėmesio. Yra nustatyta, kad kas 5 planetos gyventoją vargina vidurių užkietėjimas. Tai daugiausia vyresnio amžiaus žmonių, ypač moterų problema. Vidurių užkietėjimas tai yra patologinė būklė, kuomet pacientas tuštinasi rečiau negu 3 kartus per savaitę ir taip pat turi dar tokių papildomų skundų kaip pilvo pūtimas, skausmas, apsunkintas tuštinimasis, išmatos tampa kietos, sausos, taip pat pilno pasituštinimo jausmas. Kai vidurių užkietėjimas yra labai atkaklus, tuomet pacientui netgi tenka tuštintis padedant savo rankomis. Jei vargina dažnai pasikartojantis vidurių užkietėjimas, visuomet medikai rekomenduoja ieškoti šio negalavimo priežasčių. Tyriant pacientą su vidurių užkietėjimu, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar jis neserga tam tikromis lėtinėmis ligomis. Pavyzdžiui, cukriniu diabetu, skydliaukės funkcijos sulėtėjimu, kalcio apykaitos sutrikimo ligomis, ar nepersirgo insultų, ar neserga Parkinsono liga. Taip pat yra grupė medikamentų, kurie turi tokį pašalinį poveikį kaip vidurių užkietėjimas. Pavyzdžiui, šiuo metu labai dažnai vartojami vaistai kaip antidepresantai, kai kurie kraujospūdį mažinantis vaistai, opiatų grupės analgetikai, kai kurie skrandžio rūgštingumą mažinantis vaistai, geležies preparatai. Jei asmuo neserga minėtomis ligomis, nevartoja tam tikrų vaistų, tuomet labai dažnai diagnozuojama, kad vidurių užkietėjimą lemia netinkama mityba ir stresas. Kaip galima padėti ir išspręsti šią problemą? Pirmiausia, tai būtų tokios rekomendacijos, jog reikėtų koreguoti gyvenimo būdą ir mitybą. Kalbant apie mitybą, reikėtų padidinti skaidulinių medžiagų kiekį racione. Tai yra daugiau vartoti daržovių, maždaug 400-500 gramų daržovių per parą, iš kurių 2/3 turi būti žalių daržovių. Vartoti daugiau vaisių, tokių paprastų elementarių kaip obuoliai, iki 300 gramų yra rekomenduojama vartoti per parą vaisių. Na ir jeigu tokios priemonės nėra visai pakankamos, tiesiog pridėti į maistą maistinių skaidulų. Tai yra kviečių sėlenos, linų sėklos, iki 25-30 gramų galima į parą vartoti papildomai maistinių skaidulų. Problemą gali padėti spręsti ir tinkami vaistai. Vienas tokių yra nereceptinis vaistas Forlax. Forlax sudėtyje esančios medžiagos tarsi kempinės sugeria vandenį, kuriame vaistas ištirpinamas ir nuneša jį į žarnyną. Forlax dažniausiai nesukelia staigaus noro įsituštinti, tačiau žmogus lengvai įsituština paros 2 bėgyje. Forlax sugeria tik kartu su vaistu išgertą vandenį, todėl išlieka visi žmogaus organizmui reikalingi skysčiai ir elektrolitai. Prie šio vaisto nepriprantama. Preparatas Forlax veikia švelniai ir yra vienas iš veiksmingiausių bei saugiausių vaistų lėtiniam vidurių užkietėjimui gydyti. Todėl jis skiriamas vaikams nuo 8 metų, žindančioms bei besilaukiančioms moterims, cukriniu diabetu sergantiems ar galaktozės netoleruojantiems žmonėms. Dėl vaisto vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.